Sveiki, tankistai, su jumis ir vėl Skotys po labai ilgos pertraukos. Taigi, kaip matote, žaidžiu World of Tanks Blitz. Iš tikrųjų, kaip sakant, prieš savaitę gal kokią pradėjau, gavau tokį nemalonų surpriziuką iš karto, kadangi kai žaidžiau prieš tai, kažkur tai kažkiem neaiškiam serverį, kada dar nebuvo oficialiai išleista į Google Play Store, tai pirkau aš ten tanką, kurį dabar prisijungęs, kurio neradau, vienu žodžiu, dingo jisai kažkur, neįsivaizduoju kur, vienu žodžiu ir negalėjau. Tai teko viską pradėti iš naujo, tai kaip matote, dasikausiau iki KV1, nusipirkau ISA 6, dar čia šitą šūduką kažkokį ir su 85i, kurį ten už, man atrodo, 80 centų pardavė kažkoks tai pasiūlymas specialus buvo. Nežinau, su Destroyeriu tokiu man nelabai patiko žaisti, bet vat, su ISA 6 super. Ir vat, su stokiniu KV1S man nelabai patinka, bet ką padarysi reikia, nes noriu dasikasti iki ISA 7. Kadangi vat, šitam žaidime, man atrodo, yra toks dalykas kaip šarvai. Kadangi jie jau tam normaliam World of Tanks žaidime nelabai, kaip sakant, aktualūs, bet čia jie tokie gana aktualūs, kadangi taikymasis yra žymiai, kaip sakant, sudėtingesnis. Todėl sunkiau ištaikyti silpnasias vietas, o šitas ISA 7 jisai tų silpnųjų vietų nekažiai kiek ir turi. Naudoju stokinę patrankėlę praktiškai, todėl naudosiu auksinę amuniciją, kadangi nesinori šaudyti žirniais, kaip žirniais į sieną. Tai va, žaidžiu dabar be joystiko, tai galiu labai smarkiai pafeilinti. Iš tikrųjų pastebėjau vieną dalyką, kad, pavyzdžiui, jeigu žmonės žaidžia ir važiuoja visi, pavyzdžiui, tankai į vieną pusę kažkuria, tai yra didelė tikimybė, kad, nepramušiu net ir sauksiu. Tai, žodžiu, didelė galimybė, kad jie laimės, nes jeigu visi išsiskirsto, kaip kad dabar pas mus čia vyksta visas šitas dalykas, tai būna labai liūdna. Ta prasme, jeigu priešai irgi išsiskirstys, tada dar turim šansų, bet jeigu jie irgi atvažiuos kartu, vienu žodžiu visam būry, tai bus labai liūdna mums. Nors ką aš čia turiu palaikymo. Gerai, ten žiūri skautas, Krombelis laksto, tyrinėja skautina, žiūrėk kaip profesionaliai. Aš ne KV1S, jisai be variklio, be nieko toks, sunku žaisti labai stoti. Ką ten matom? Opa, yra. Taip, mes šiandien gal dar pabiškį ir pakepinsim, kad priešas paspaustų. Kur tu? Truputį neužteko. Nežinau, žaidžiau World of Tanks ant kompo, tą normalią, kaip sakant, versiją. Ir esmė, tas taiklumas ten gerokai sušiktas. Ta prasme, taip ir turėjo būti. Nes prieš tai visi labai taikliai šaudė ir biški irgi užknisdavo, jeigu su sunkiuoju tanku kažkokiu labai šarvuotų žaidė. Nežinau, ar jie čia ką nors pakeitė ar ne, bet čia irgi kažkaip jaučiasi tas taiklumo trūkumas. Kita vertus, kai vairuoju tas rusiškus tankus sunkiuosius, tai to taiklumo nėra ko per daug ir norėti iš to. Matau. Nežinau, kur nuėjo kažkur į kalną. Auksą taip švaistau, į smėlį, kaip sakant, beriu. Matau, kad bounced off. Taigi, viskas laimėjom. Vienu žodžiu, be mano didelių pastangų vieną šūvį pataikiau. Kita vertus, pergalė yra pergalė, kaip aš sakau. Aš buvau čia kaip koks garantas, jeigu jie susilies, kad aš čia užkepinsiu. Gal dar spėsiu. Nežinau, kažkur vėl į smėlį kažkas. Išlysk, baily. Šaunuolis, davai, nors vieną davai. Ką aš žinau. Dar auksų taip liekiu. Įminusiu, kad čia smagiai nueisiu, man atrodo, su šituo mūšiu. Žiūrėk, gal dar užkepinsiu. Užkepinau. Valio. Super.
Taigi, toks atmūšęs, neipatingas, tikrai neipatingas, bet kita vertus, aš ne dėl mūšio rodau, o sakau, šiandien kilo tokių minčių, kad World of Tanks Blitz planuoju tai pažaisti ir pagrindė darbe, kur yra geras internetas, todėl, aišku, ant dugno, kaip sakant, darbe, čia yra internetas, todėl galima bus uploadinti, kaip sakant, tos savo žaidimus. Ir galvoju, kad irgi galima būtų kartas nuo karto ir normalų žaidimą, kaip sakant, World of Tanks mūšį įrašyti ir atsinešus į darbą, kokiam atminties rakte iš čia uploadint, nes, kaip jau minėjau, nežinau, ar nežinot, kas nežinot, tai, žodžiu, dabar gyvenu tokioje vietoje, kur internetas yra niekinis. Ta prasme, man reikia netgi pajungti savo telefoną prie kompo, kad galėčiau normaliai World of Tanks žaisti, nes kitokiu būdu ten pingas žiaurus būna apie 300. Vienu žodžiu, internetas niekinis. Nu, pakliuvau čia su 9 lygiais. Ne, vienas aš ten tikrai nevažiuosiu. Nieks nevažiuoja, tai laikysimės šalia E75, kas iš šarvai geri. Gal pasaugosiu jam užpakalį. Tai vat, reikės kada nepamiršti joystick atsinešti darbą. Nes ant ekrano iš tikrųjų nėra taip paprasta žaisti. Aišku, priprantama, bet su joysticku žymiai patogiau. Tai va. Čia būriuojasi Centurionas, 8 ir 9. Gali mus nuskausminti. Kažkaip, pavyzdžiui, kai žaidžiu World of Tanks normalų, tai tas visas 6 jisai tikrai toks autybiškai kartais jaučiasi, bet šitam žaidime kažkaip jo šarva, aš nežinau, ar blogai aš jį pastatau tą visą 6 ar ką, bet, žodžiu, tankai, šarvai jo gerai. Bet šarvai jo nelabai veikia, nes visokie tigrai, įsai, ypač paprastieji įsai, kaip sakant, su paprastais niekiniais. Kas čia man įsabačino kiek? Pramušinėjo, kiek jie, 175 turi ir vis tiek sugeba ją pramušti. Nu, pribaigėjom valiau. Bet mūsiškiai irgi tirpsta. Įsas, va, kaip tik kalbėjau apie įsą ir jisai užmušė. Nu, ko čia dar stabdo? Nu, nieko nematau, po velniais. Tigriukas. Gerai jo atsikratyti. Centurionas, kas ten man taip čia objektas insabačino man 700. Praktiškai 700. Nežinau, ką čia daryti dabar. Ups, reikia bėgti nuo to tigro. Bėgam. O kur čia? Nu, įstrigau dabar. Nu ir įstrigau. Taip jie atvažiuos tas tigras. Nu, Jėzus. Nu, su vairavimo pas mane problemos, akivaizdžios. Kas ten toks? Dar pastebėjau, kad šitame jis jau atlėkė, jau atskubėk. Bandysim parombuoti ten. Kas ten viršuje, 103 tigras tenais. Nu, čia jau berods pralošimas bus. Nu, Centurionas. Įsubinė ten. Pabėgsi? Nepabėgai. Objektas, bėhamucha šitas. Šiandien nuvanšotin dar gali. Na, 103, kas čia.
Reikia kažkur tai sprukti, čia nežinau. Nes akis į akį. Ojojojoj. Bėgam. Tai šukt. Gerai, dabar kažkur reikia viškai pasislėpti. Nu. Teks, kas pas juos dar 3 tankai, pilnas objektas praktiškai. Mes dviese likę. Tokia vieta, nes nuo to kalno gali apšaudyti. Jau, kas čia. 103. Nu čia, aišku, kvailai išlindau, bet, kaip sakant, su joysticku dar gali pamanevruoti, kažką tai paderinti, bet su pirštukais, kai žaidi, tai toks labai jau primityvus vairavimas gaunasi. Tai va. Nu ką, viena pergalė, vienas pralaimėjimas. Nu ką, Centurionas gerai pasirodė. E75 neblogai. Nu, žodžiu. Medalių, nieko čia nesuėjom. Tai tiek šiandienai, manyčiau, kaip sakant, kaip pabandymai, kaip tokia demo versija, aš nežinau, va tokius, kaip sakant, žaidimukus, tos mūšius gal įkelsiu dažniau, jeigu kažkam įdomu galėsit pažiūrėti. Ir tiesa, dar norėjau pasakyti, Skotys, kaip matot, pakvieskite draugus, gal kartu čia galima būrius sukurti, galėtume būriuose pavažinėti. Vis tiek šiaip ar taip smagiau šiek tiek būtų, negu kad po vieną važinėti. Ne? Tai tiek šiandienai, sėkmės mūšio lauke ir iki tankis taip.